Aš manau, pasitikėjimo ir atsakomybės ribos jūs turi būti pakankamai aiškios ir visiems suprantamas. Ir be abejo yra dalis žmonių, kuriem atsakomybės dydis ir pasitikėjimas motyvuoja ir taip toliau. Bet tai turi būti pakankamai aiškiai valdoma ir kaip tas yra posakis. Pasitikėk, bet to pačiu ir tikrink. Tai būtent vidinio audito kontrolės sistema turi leisti užkirsti kelią bet kokiem galimiem nukrypimam nuo normalių dalykų, sakykime taip. Tai va čia yra ta pamoka ir tobulėjom, žengiam priekį, visada neeliminuosi visko, tai yra natūralu. O iš tiesų versle visada būna šviesesnių dienų, būna tamsesnių dienų, ar ne? Kaip save motyvuojate judėti pirmin, kai yra sunku, kai nesiseka taip, kaip norėtųsi? Būna, tarp visų, viskas ciklais keliauja, bet, žinot, tas nesisekimas visada priimam kaip iššūkį, o iššūkis motyvuoja savaime. Savęs tada klausia, tai velnės, nesusitvarkysiu su šitą problemą? Ne, taip negali būti. Tai tada reikia nusiramini, aiškiai susidėlioji problemas ir susidėlioji veiksmus, kaip jas spręsi. Kai visą tai susidėlioji, viskas vėl stoja savo vietas. Nes tu žinai, kad tu kontroliuoji situaciją. Kai nekontroliuoji situacijos, tada yra blogiau. Kai kontroliuoji, reiškia valdai verslą. Kokios užduotis jums kaip vadovai yra pačios maloniausios? Kas smagiausia daryti? Nauji iššūkiai. Nauji iššūkiai tai yra be abejo. Nesu tas, kuris labai mėgstu monotoniją ir kuris galiu, reiškia, nuolat sėdėti ir pagal tą patį grafiką dieną iš dienos, reiškia, dirbti. O su iššūkiais tai yra paprasta, yra du variantai. Arba akcininkas tau paduoda iššūkį, matydamas, kad jau pradeda nuobodžiauti, arba visada pats susigalvoja iššūkių. Tai, man atrodo, čia dar galimybių kiekvienam versle ir tų iššūkių susigalvoti, nesustoti yra be galo daug. Tai čia svarbiausia - iššūkiai.